malonu matyti jūs visus šiandien lokalėje mūsų parodoje. Priminsiu tą istoriją tiems, kurie šiandien pas mus galbūt pirmą kartą ir nežino jos. Taigi, 2003-2009 metai Druskininkų kurorte vyko profesionalių dailininkų tapybos plenerų. Visus tuos 7 metus jie vyko tuometiniame Reikinos viešbutyje. Ir vaizduojamo meno veikėjai tarpusavy šį renginį vadino tiesiog Reikinos pleneras. Ir tada paveikslų kolekcija buvo pradėta kaupti kartu su Reikinos plenerų startu nuo 2003 metų. Per 7 metus pleneruose sudalyvavo apie 30 žinomų dailininkų. Dar noriu pasakyti, kad būtent į Reikinos plenerus buvo išskirtinai kviečiami dailininkai tik iš Lietuvos, nes buvo tokia idėja, kad sukaupti būtent Lietuvos dailininkų tapybos kolekciją. Na, žinoma, vėliau šių plenerų rėmėjai, organizatoriai, Pauliui Aniuliui gimė idėja žinomiausių Lietuvos dailininkų tuo metu tapusių Druskininkuose tą kolekciją eksponuoti. Praėjus daugelį metų eksponuoti Druskininkų parodų erdvėse. Taigi, 2020, 2021 ir 2022 metai. Tai buvo 3 šios kolekcijos dalys eksponuotos mūsų centre Ankalėje. Ir pirmąjį uždarymą plenero prisimenu prieš 20 metų. Tai galima pasakyti, kad dabar jau mes jau 4. kartą čia susitinkame. Tada reikia pirmą kartą plenero uždarymą daryti. Ir dailininkai jaudinasi buvo 10 jų, Aleksandras Voskanas, sakant, buvo dailininkų vyresnysis. Ir mes tą visą kolekciją, kuri buvo sukaupta, padaryta tuo metu per tas kelias savaitės, kur jie gyveno viešbutyje ir tapė. Visas viešbutis buvo papuoštas jų darbais, kai kurie dar šlapiai buvo, sako, neišžiūrė. Manau, kad druskininkai pirmiausia turi labai gerą savo aurą. Čia turbūt visiems žinomas Čiurlionis, Lipšicas, galų gale nuostabus renginiai, kurie vyksta teatro festivalyje, kino, poezijos. Tai dailė, tapyba be abejo, čia turi labai gerą, taip sakant, terpę, mes gražiai įsikomponuojam. O bet to ir patiems žmonėms tai yra labai gera, vis tik tai pati gamta, Nemunas, parkai, miškai. Tai yra ta vieta, kur žmogui tikrai padeda kurti. Būdavo, galima pavadinti elitiniais plenerais. Pagal visas sąlygas, pagal gyvenimą, pagal medžiagas, pagal tų plenerų uždarimus, kada suvažiuodavo šitie kviestinių svečių, kurie įsigydavo darbus. Tai būdavo tiesiog tokio ir dailininkų aukštas lygis. Labai gera kompanija, dažnu atveju mes vieni kitus gerai pažinodavom ir bendraudavom. Ir laikas visuomet būdavo labai geras, tas parinktas, tokia vadinama bobų vasara, tas rugsėjo pabaiga. Man ypatingai patinka ruduo, mane net Vydas Poškus yra pavadinęs rudens dailininku, rudens tapytoju. Tai man tas laikotarpis ypatingai su tom visom spalvom žavus. Ir dabar netgi po kurio laiko tie paveikslai yra kažkaip tai rodomi, su atranka, su labai gražiuose irgi erdvėse, tada su tokiais kaip ir maloniais prisiminimais, o dabar jau kaip ir praėjęs 20-metis, kaip sakė, to nuo pirmojo plenero. Aš gal įsijungiau ten nuo vėlesnių, bet
bet jau 20 metų praėjo kaip ir kažkoks laikotarpis, ar ne? Ir galima iš atstumo šiek tiek pažiūrėti į tų metų kurtus paveikslus. Dalyvavimas šitame plenere davė asmeniškai kaip ir pasitikėjimo daugiau savimi. Dėl to, kad tai buvo visi sukviesti tokie dailininkai, tokie, kaip sakant, gal populiaresni, nežinau, taip va. Kitas dalykas, kiekvienas pleneras duoda kūrybinį postūmį. Susidarai daugiau įspūdžių apie tą kraštą, apie to momento spalvas, suprantat? Apie viską parsineši daugiau tų įspūdžių, kadangi čia buvo tikrai labai geras pleneras ir truko 2 savaitės, ne taip kaip dabar po kelias dienelės. Suprantat, tada žmogus sugebi įsijausti į tą vietovę, į visą tą, ką tu kuri. Ir vienu žodžiu, man taip. Man regis, kaip ir kiekvienam žmogui, nesvarbu galų gale, ar jis būtų menininkas ar ne, tai yra tam tikra patirtis, labai apibrėžta, sakysime, konkrečioj vietoj, su konkrečiais žmonėmis, konkrečiais santykiais ir galų gale konkrečia kūrybinė, kaip čia pasakyti, kūrybiniu baigtumu to plenero rezultatu. Man atrodo, kad labai gerai, nes čia vis tiek yra tam tikras kultūrinis reiškinys ir tie prisiminimai, jie, sakyčiau, autoriams yra tikri tokie prisiminimai, o žiūrovas galbūt net ir nekreipia į metus, kada, sakysime, kūrinys yra sukurtas, bet jis tiesiog juos mato dabar. Tai man atrodo, ta veikla jinai yra labai svarbi. Kalbėjom su direktore, kad būtų labai gerai padaryti parodą 2025 metais, kai bus Čiurlionio gimimo 100-metis. Būtų labai, kaip sakant, gražu, kad šitoj pačioj salėje Druskininkoje įvyktų 5. paroda, galbūt baigiamoji jau tada kolekcijos pristatymas visas. Tai ta mintis yra, va šiandien kalbėjom, tikėkime, kad taip ir pavyks. Gal čia yra užslėptas, nerealizuotas kažkoks tai didelis daiktas viduje, nes kažkada, kai buvau moksleivis, metus vaikščiojau, mokiausi tapybos su guašu, akvarele, aliejumi. Ir dėstytojai, kurie mane mokė, pasiūlė laikyti egzaminus į Čiurlionio meno mokyklą. Ir aš juos išlaikiau po metų. Bet aš nenuėjau mokytis, rugsėjo mėnesį laukė manęs tenai, aš gyvenime pasirinkau kitą kryptį. Tai va tikriausiai dėl to viduje kažkoks tai yra nerealizuotas potencialas, kurį reikia kažkaip tai, galvoju, kažkaip tai išsukti. Gavosi taip, kad aš jų netapau tų paveikslų, darbų,
bet vat, bendrauti su autoriais, būti kūrybos proceso dalimi ir padėti surinkti tuos gražius darbus į vieną visumą. Čia irgi menas yra. Čia kaip užbaigtas projektas yra gali būti, kuris iš principo atitinka to laikotarpio dvasią, to prieš 20 metų, to kolektyvą, kuris 7 metus susirinkdavo kiekvieną rugsėjo mėnesį tapyti. Irgi kaip meno kūrinys, kurio negalima dalinti, jis yra vientisas, sakyčiau taip. Tie visi darbai, kurių virš 100 yra sukaupta. Tai va čia toks, ką man davė. Tokia realizacija. Tai tikrai daug. Aš tiesiog pradėjau kaip tapytoja savo karjerą. Aš šiaip esu grafikė. Aš tapiau, aišku, ir iki šito plenero. Bet šitam plenere aš tiesiog labai smarkiai įsijaučiau ir dabar kaip žiūriu į šitus savo darbus padarytus, tai net nustembu. Man jie labai nepaprastai mėly yra ir žiūriu, kad aš tikrai taip nepadaryčiau dabar, nes yra tiesiog ta technologija, tokia sluoksnis ant sluoksnio ilga yra. Man tikrai buvo labai gerai. Man teko dalyvauti Rimvydo pleneruose dar tuo metu, kai aš netapiau. Turbūt aš apie tapybą net ir negalvojau. Labai įdomu tai, kad aš rašiau apie tos plenerus. Rašiau apie dailininkus, apie jų kūrybą. Tuo metu aš dirbau Lietuvos ryte, kuriame praleidau 20 kūrybingiausių savo metų. Ir po tų plenerų, po vieno, po antro, po trečio, po rašymo, kadangi dar aš esu ir fotomenininkė, aš pagalvojau, kad aš galėčiau paimti teptuką į rankas. Ir kadangi fotografija yra jaunas amatas, jaunas menas, jam tik 185 metai, o tapyba tokia man archajiška, žinai, tokia sunki, tokia didelė, stambi ir brangi ir brandi. Ir aš kažkaip vis prie tų dailininkų, žinai, prisiartindama vis žiūrėdavau, kaip jie dirba, kaip jie kūrė, kaip jie tapo, kaip jie tos dažus maišo, kaip jie tos dažus kloja ant baltos drobės, kaip jie nesibaimina tos baltos drobės, kaip jie nesigąsdina jos, nes daugelis sako, oi, man baisu prieiti prie tos drobės. Taigi, ir aš pradėjau bandyti būtent po tų plenerų. Ir Aleksandras Vozbinas būtent buvo tas žmogus, kuris mane paragino, paakino, paimti tą teptuką, paimti tos dažus ir drąsiai bandyti. Tai taip ir atsitiko ir aš pradėjau būtent po tų plenerų po truputį tapyti. Jaučiuosi labai puikiai ten, kadangi moku daryti ir tai. Ir svarbiausia, kad tai teikia tokį malonumą, būtent kurį man būtent ir paakino, būtent šitie plenerai. Tai aš esu Rimvydui dar ir už tai labai dėkinga, kad jis mane kvietė kaip žurnalistę, o dabar esu 2 garbingų sąjungų narė,
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos dailininkų sąjungos. O viso to pradžia buvo Rimvydo Reginos plenerai ir tas gražiausias druskininkų ruduo. Noriu pabaigti savo kalbą, padovanodama Rimvydui paveikslą, kadangi laikiausi čia kaip žurnalistė, o po to praėjo kiek laiko, pradėjau tapyti, įstojau dailininkų sąjungą. Taigi, Rimvydai, ateik čia. Va, tai Rimvydai, čia yra Vandenio era, kuri jau atėjo ir tai, kas laukia mūsų pačioje joje ir tame paveiksle yra pavaizduoti. Čia daug visokių gražių dalykų, daug smulkių, reikia čia labai giliai pažvelgti. Žvelg giliai. Susitikime vėl kitais metais. Susitikime.